Visų pirma, aš tiesiog stebiuosi, kad man jau 83,5 metų. Ir mane tiesiog stebiuosi, kad tas gyvenimas be galo greitai praėjo. O kodėl jis greitai praėjo? Todėl, kad jis buvo gana įvairus, gana dinamiškas, reiškia, ir tokiu būdu, kaip sakant, tas laikas labai greitai ėjo. Visko teko patirti, ir šilto, ir šalto, ir visokiausių nuotykių teko patirti. Bet šiaip ar taip aš į savo gyvenimą nesiskundžiu ir manau, kad jeigu reikėtų pradėti gyvenimą iš pradžių, tai turbūt pagal tokią pat programą, pagal kurią aš ir gyvenau. Esu pagal specialybę geologas, baigiau Vilniaus universitetą 53 metais, tai jau labai senai. Apie savo, kaip sakant, tą praėjusį gyvenimą, neretai kada galvoju, vis kažkaip tai žiūriu dar į priekį ir iki šiol, jau senai esu pensininkas, bet iki šiol dar tebedirbu. Esu išleidęs jau nemažai knygų, dabar dar dirbu su viena knyga. Kada žmogus esi užimtas, tai tiesiog ir negalvoji ne apie savo visokias negalės, apie visokias ligas ir tiesiog gyvent įdomu. Aš esu gimęs ne Lietuvoj. 29 metais gimiau Amerikoje, reiškia, bet su mano tėvais atvykau į Lietuvą, kai man dar buvo 1,5 metų tik tai. Šiaip ar taip, dėl tam tikrų, reiškia, įvykių mano gyvenime, dėl to, kad teko pereiti per saugumą, per lagerius ir net to visiškai neprašant buvo man pasakyta, kad atleidžiamas nuo tolimesnės bausmės, nuo tremties. Man buvo 7 metai, buvo kalinimas ir dar plus 5 metai tremties į tolimuosius rytus, reiškia, bet čia dėka Gorbačiovo tos pertvarkos, reiškia, man ta bausmė, tremties bausmė buvo, reiškia, panaikinta, bet gavau pasiūlymą iš Tarybų Sąjungos išvykti į bet kurią užsienio šalį, ko aš visai nebuvau prašęs. Turint tokį pasiūlymą ir dar tokią galimybę, savime suprantame, kad išvykau į savo gimtąjį kraštą, į Ameriką. Ten 5 metus pragyvenau ir paskui, kada čia vyko Lietuvoje per tą jau revoliuciją, kaip aš ją vadinu, reiškia, pertvarka, kada Lietuva atgavo nepriklausomybę, gavau iš universiteto rektoriaus kvietimą vėl sugrįžti į ankstyvesnį darbą gamtos mokslų fakultete, geologijos katedroje. Aš ir, reiškia, šitą kvietimą pasinaudojau, tai dar 10 metų padirbėjau universitete, kol gal gale visiškai išėjau į tą pensiją. Tai aš dabar kiek jau metų, daugiau kaip 10 metų, kai aš jau pats ant savęs ponas esu, nereikėjo jokias tarnybas, reiškia, bet nuo ryto iki vakaro dirbau. Mano ratas konspiracinis buvo didelis, bet įsivaizduokit, dirbau universitete, docento pareigose ir užsiimu aš prieš valstybinę antitarybinę veiklą. Ir pradėjau tą veiklą užsiiminėti nuo 72 metų, reiškia, jo. Ir paskui jau eina metai ir aš galvoju, ir saugumas, tas KGB kvailas, reiškia, aš jau kokius 6-7 metai dirbo tą, reiškia, kaip jie vadina, antitarybinę veiklą, o jie manęs iki šiol neišaiškina, bet vieną kartą vis tik tai, kaip sako, ožys priėjo liepto galą ir galų gale mane, reiškia, išaiškino. Tai jie po pirmos kratos, nes paėmė iš manęs labai daug inkriminuojančios medžiagos, bet manęs nesuėmė, reiškia, ten. Buvo nusivešę, reiškia, ten formaliai patardė, reiškia, paleido, bet sekimas buvo dieną naktį, labai stiprus buvo. Mano abu tėvai, tėvas ir motina,
vieno ir kito broliai buvo nepriklausomybės karų kovotojai, savanoriai buvo. Turėjau pavyzdį, reiškia, kad kovojo už Lietuvos nepriklausomybę. Tai buvo savanoriai, kurie dėka Lietuva atgavo nepriklausomybę, kuri buvo iškovota ginklu. Šitie mano tų giminų pavyzdys taip pat skatino būti Lietuvos patriotų. Be to, aš, kada prasidėjo Lietuvos okupacija 400 metais birželio 15, aš ką tik tai buvau baigęs pradžios mokyklą, 4 skyrius, tada ne klasės, vadinasi skyriai. Ir tą dieną, kada, reiškia, prasidėjo okupacija 14 metų, birželio 14 vakare jau įžengė šitą kariuomenę sovietų į Lietuvą. O 15 mes susirinkom į mokyklą jau tokiam vaišėms, reiškia. Mes, reiškia, jau vaišinamės, o virš mūsų jau skrenda didžiuliai transportiniai sovietiniai lėktuvai, reiškia. Ir gerai prisimenu, kai mūsų mokyklos vedėjų iš akių ašaros, reiškia, riedėjo, reiškia. Ir tada, šitas įvykis, po to, kada mes visi buvom patriotai dideli Lietuvos, mes vaikai buvom iki 10 metų. Ir staiga Lietuva praranda nepriklausomybę. Tai tada, tarytum, kaip sakant, būčiau davęs savo priesaiką, ne tik tai aš, bet ir kiti, neformalią priesaiką, bet tiesiog pajutom, tarytum būtume kokie 10 metų tapę vyresni ir kad pašvęsim savo gyvenimą kovai už Lietuvos nepriklausomybės atgavimą. Jau ką tik tai nesenai buvau pradėjęs dirbti universitete ir įsitraukiau į tą nelegalią veiklą per pogrindžio spaudą. Iš pradžių aš kurią gaudavau, reiškia, ne tik skaitydavau, bet padaugindavau rašomą mašinėlę, reiškia, ir platindavau, paskui pradėjau pats bendradarbiauti savo informaciją, savo straipsniais. Galų gale pradėjau 78 metais pats leisti žurnalą Perspektyvos. Aš, kaip sakant, grėbiau jautį už ragų, reiškia, kritikavau visą valdžią, visą sistemą. Tai dėl to mane ir apkaltino antitarybinė agitacija ir propaganda, reiškia. Metai eina, jau pusę gyvenimo pragyventa, reiškia, o ką aš Lietuvai esu gero daręs. Gerai, dirbau, sąžiningai dirbau, reiškia, ten mano darbas buvo vertinamas, gyrimas buvo, bet faktiškai, ką aš daviau tam, kad Lietuva vėl atgautų nepriklausomybę? Nieko. Ir kada pasirodė ta pogrindžio spauda ir pajutau, kad aš galiu joje, reiškia, prisidėti prie jos, reiškia, leidimo, prie jos platinimo. Tada aš, kaip sakant, tiesiog pajutau, kad tikrai, kaip sakant, gali būti mano gyvenimas prasmingas.